Indonezija – gamtos turtų ir kultūrų įvairovės šalis. Indonezija yra didžiausia salyno valstybė pasaulyje, esanti pietryčių Azijos regione, besidriekiančioje tarp Indijos vandenyno ir Ramiojo vandenyno. Šalis garsėja ne tik nepaprastu gamtos grožiu, bet ir kultūrinė įvairovė, gamtos išteklių gausa bei potencialiu išsivystyti į pasaulinę ekonominę galią. Toliau pateikiamas išsamus Indonezijos vietovės, salų skaičiaus, kultūrinės įvairovės ir gamtos turtų paaiškinimas. Todėl ji yra viena unikaliausių šalių pasaulyje. Indonezijos teritorijos sritis. Indonezijos žemės plotas yra apie 1,9 milijono kvadratinių kilometrų. Todėl pagal žemės plotą ji yra 14 pagal dydį šalis pasaulyje. Tačiau jūros plotas yra daug platesnis ir siekia apie 6,4 milijono kvadratinių kilometrų, įskaitant išskirtinę ekonominę zoną EEZ. Taigi bendra Indonezijos teritorija, kurią sudaro sausuma ir jūra, siekia daugiau nei 8 milijonus kvadratinių kilometrų. Dėl to Indonezija yra viena didžiausių jūrų šalių pasaulyje. Indonezija turi daugiau nei 108 tūkstančiai kilometrų pakrantę. Todėl ji yra antra ilgiausia pakrantė po Kanados. Dėl strateginės geografinės padėties tarptautiniuose prekybos keliuose Indonezija nuo seniausių laikų tapo svarbiu jūrų centru. Salų skaičius oficialiais duomenimis. Indonezija turi daugiau nei 17 tūkstančių salų, išsidėsčiusių nuo Sabango vakaruose iki Merauke rytuose. Iš šio skaičiaus apie 6 tūkstančiai salų yra apgyvendintos gyventojų. Kai kurios iš didžiųjų Indonezijos salų yra Sumatra, Džava, Kalimantanas, Sulavesis ir Papua, kurios bendrai vadinamos pagrindinėmis salomis. Be to, Indonezija turi tūkstančius mažų salų, kuriuose gyvena biologinė įvairovė ir kultūra. Indonezijos salos dažnai pasižymi nepaprastu gamtos grožiu, įskaitant balto smėlio paplūdimius, aktyvius ugnikalnius, atogrąžų miškus ir turtingas jūrų ekosistemas. Tokios salos kaip Balis, Lombokas ir Radža Ampatas tapo visame pasaulyje žinomomis turistinėmis vietomis. Kultūrų įvairovė. Indonezija yra šalis, žinoma dėl savo šūkio Bhinneka Tunggal Ika, kuris reiškia įvairus, bet vis tiek vienas. Kultūrų įvairovė Indonezijoje yra labai įspūdinga, įskaitant etninę kilmę, kalbą, tradicijas ir papročius. Gentys Indonezijoje yra daugiau nei 1300 etninių grupių. Todėl ji yra viena didžiausia etninė įvairovė turinčių šalių pasaulyje. Kai kurios iš didžiausių genčių yra
Javos. Apie visų Indonezijos gyventojų, dauguma gyvena Javos saloje. Sundanys. Daugiausia yra vakarų Džava. Batak gentis. Dominuoja šiaurės Sumatros regione. Minangkabau gentis. Išplito vakarų Sumatroje. Bugis ir Makasa gentys yra pietų Sulavesyje. Papua gentys. Papua regione pasklido įvairios vietinės gentys. Kiekviena gentis turi savo unikalią kalbą, šokius, muziką, tradicinius drabužius ir ceremonijas. Pavyzdžiui, Samandans iš Acého, Shadow Puppetry iš Džava ir Ngaben Tradition iš Balio yra Indonezijos kultūros grožio pavyzdžiai. Kalba Indonezija turi daugiau nei 700 regioninių kalbų, kuriomis kalba įvairios gentys visame salyne. Šios kalbos atspindi vietos kultūrinę ir istorinę įvairovę. Indoneziečių kalba yra oficiali kalba ir yra priemonė suvienyti tautą. Tačiau vietinių gyventojų kasdieniame gyvenime vis dar plačiai vartojamos regioninės kalbos, tokios kaip javiečių, sundaniečių, Minangkabau, bugių ir acehiečių. Indonezijos gamtos turtai. Indonezija yra palaiminta gausiais gamtos ištekliais tiek sausumoje, tiek jūroje. Toliau pateikiami keli pagrindiniai Indonezijos gamtos turtų sektoriai. 1. Tropinis miškas Indonezijoje yra vienas didžiausių atogražų miškų pasaulyje, kurio plotas siekia apie 94 milijonus hektarų. Šiuose miškuose gyvena nepaprasta biologinė įvairovė, įskaitant retas rūšis, tokias kaip orangutanai, Sumatros tigrai ir vienaragiai raganosiai. Be to, Indonezijos miškai vaidina svarbų vaidmenį kaip pasaulio plaučiai, nes jie gali sugerti anglies dioksidą. Tačiau tokie iššūkiai kaip miškų naikinimas, neteisėtas medienos ruoša ir žemės pakeitimas kelia rimtą grėsmę Indonezijos miškų tvarumui. Todėl norint apsaugoti šiuos gamtos išteklius, reikia dėti daugiau pastangų. 2. Kasyba Indonezija yra viena iš pagrindinių kasybos medžiagų gamintojų pasaulyje. Kai kurie Indonezijos kalnakasybos turtai apima anglis. Indonezija yra viena didžiausių anglies eksportuotojų pasaulyje. Nikelis. Indonezija turi didžiausias pasaulyje nikelio atsargas, kurios yra labai svarbios elektromobilių akumuliatorių pramoniai. Auksas. Aukso kasykla Grasberge, Papua, yra viena didžiausių aukso kasyklų pasaulyje. Alavas ir varis. Indonezija taip pat žinoma kaip pagrindinė šių dviejų prekių gamintoja. 3. Jūrų turtas. Indonezijos jūrų zonos turi didžiulį ekonominį potencialą. Indonezija pasižymi nepaprasta jūrų biologinė įvairovė,
įskaitant koralinius rifus, žuvis ir kitą jūrų biotą. Kai kurie pagrindiniai Indonezijos jūrų turtų sektoriai yra šie. Žuvininkystė. Indonezija yra viena didžiausių žuvies gamintojų pasaulyje. Jūrų ekologinis turizmas. Tokios vietos kaip Raja Ampat, Vakatobi ir Bunake yra magnetai tarptautiniams turistams. Vandenyno energijos potencialas. Pavyzdžiui, bangų energija ir vandenyno srovės, kurios dar nebuvo optimaliai panaudotos. 4. Gamtinės dujos. Indonezija turi gausių gamtinių dujų atsargų su dideliais telkiniais, tokiais kaip Mahakamo blokas rytų Kalimantane ir Tangų blokas vakarų Papua. Šios gamtinės dujos yra ne tik vidaus energijos šaltinis, bet ir eksportuojamos į įvairias šalis. Suskystintos gamtinės dujos (SGD) iš Indonezijos jau seniai buvo svarbi prekė pasaulinėje rinkoje. Vyriausybė ir toliau skatina investicijas į šį sektorių, siekdama didinti našumą ir kurti darbo vietas. Galimybės pagerinti gyvenimo lygį. Nors Indonezija turi daug gamtos turtų, ji vis dar susiduria su iššūkiais gerindama savo žmonių gyvenimo lygį. Štai keletas svarbių aspektų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. 1. Reikia patyrusio personalo tokiuose sektoriuose kaip kasyba. Technologijos, atsinaujinanti energija ir gamyba reikalauja kvalifikuotos ir patyrusios darbo jėgos. Profesinis švietimas ir mokymas yra raktas kuriant žmogiškuosius išteklius, pasiruošusius konkuruoti globalizacijos eroje. 2. Investicijos. Indonezija turi didelį potencialą pritraukti užsienio investuotojų, ypač infrastruktūros, energetikos ir technologijų sektoriuose. Vyriausybė, siekdama supaprastinti investavimo procesą, pradėjo įvairias politikos kryptis specialiųjų ekonominių zonų (KEK) formavimą ir biurokratinę reformą. 3. Infrastruktūros plėtra. Infrastruktūros, tokios kaip mokami keliai, uostai, oro uostai ir skaitmeninių ryšių tinklai. Plėtra yra labai svarbi siekiant padidinti regionų ryšį. Tai ne tik palengvina prekių paskirstymą, bet ir atveria naujas ekonominės galimybės atokiose vietovėse. 4. Tausojimas ir darnus turizmas. Indonezija turi puikią galimybę plėtoti tvarų turizmo sektorių išsaugant gamtą ir kultūrą. Toks požiūris ne tik didina valstybės pajamas, bet ir saugo gamtos bei kultūros paveldą ateities kartoms. Išvada: Indonezija yra šalis, turinti didelį potencialą įvairiuose sektoriuose nuo gamtos turtų iki kultūrinės įvairovės. Protingai naudodama gamtos išteklius, gerindama žmogiškųjų išteklių kokybę
ir pritraukdama tinkamas investicijas, Indonezija turi galimybę tapti viena iš pasaulio ekonominių galių. Tačiau tokie iššūkiai kaip aplinkos blogėjimas, socialinė nelygybė ir geresnės infrastruktūros poreikis turi būti sprendžiami taikant integruotą strategiją. Gerai valdoma Indonezija gali tapti šalies, kuri sėkmingai derino ekonominę pažangą su aplinkos ir kultūros išsaugojimu, pavyzdžiu.